Tai labas, Raminta. Labas, Ramūne. Aš tave norėčiau pakalbinti tokia labai, man atrodo, vertinga tema apie vaikus, apie žmogų tiesiog. Apie žmogų, apie jo vystimąsi, apie jo augimą ir apie tai, kas svarbu tose stadijose, kai jisai auga. Kadangi tu esi mama užauginusi savo vaikus, esi dirbusi mokykloje Valdorfo sistemoje ir dabar dirbi su visai mažiausia pačia karta. Ir gali stebėti iš tikrųjų, kaip tas žmogus vystosi ir auga. Tai man gal pradėsiu nuo to, kad man įdomu iš tikrųjų, ką tu atradai, kai pradėjai dirbti su vaikais. Na jo, gal kalbėsiu tai, kas ateina greičiausiai į galvą. Vienas dalykas, kai mes kalbam apie žmogų arba kaip žmogus vystosi, tai mes visi žmonės esam vienaip ar kitaip prie to prisidėję. Ir beveik daugumą iš mūsų esam arba tėvai, arba kažkieno nors vaikai, bet kokiu atveju. Ir mes turim patirtį. Ir ta patirtis įsirašo giliai. Tai viena patirtis yra, kalbant apie žmogaus vystimąsi iš tos šeimyninės pusės, būti mama, būti dukra, sesė arba žmona, bet yra kita patirtis auklėti ir susidurti su tais žmonėm, kurie ateina per gyvenimą į tave. Tai pavyzdžiui, kai būnant mokytoja arba darželio auklėtoja. Tai kokią aš patirtį didžiausią turiu, yra kažkokių dovanų didelių, kurių tikrai gavau, bet viena iš didžiausių dovanų, kad kai dirbi su žmonėm, nesvarbu, kokio amžiaus tai būtų, paaugliai, suaugę žmonės ar mažiukai vaikai, kurie yra žiauriai tyri, vystaisi pati ir augi pati ir matai savo klaidas. Tai nuo to žiūri gera. Kaip vaikai tą parodo? Čia, žiūrint, kokio amžiaus vaikai. Gerai, jeigu nuo mokyklinio tada amžiaus. Pavyzdžiui, kažkaip, kadangi aš daugiausiai dirbau su vidurinė pakopa, kitaip sakant, su paaugliais, tai paaugliai taip, parodo tai, kad jie gali atsiverti pokalbiais arba ten, kieta tu mokytoja, arba ten, kažkokiais tokiais ženklais. Ir tą tu supranti kažkaip, o kai kada supranti praėjus, nežinau, 15 metų. Pasako, kad, iš tikrųjų labai puikiai atsimena kaip mokytoja ir nuo to tada, yra didžiulė dovana. Man taip šiemet įvyko. Turėjau 1 klasę, kuriai vadovavau neturėdama patirties ir pridariau be galo daug klaidų. Ir šiemet iš tos klasės su viena mergaitė keliavome kartu ir jinai pasakė, kad buvau nuostabiausia mokytoja. Ir aš taip galvoju, vau, kaip tai galėjo būti. Ką tu laikai klaidom tada tuo metu, kai tau atrodė, kad tai yra klaidos? Ką aš laikiau? Tai tiesiog paprastas dalykas, nemokėjimas pasakyti stop. Pavyzdžiui, grubiam kito vaiko žeminimui arba nemokėjimas išlaikyti struktūrą. Tai reiškia, kad turi, kaip čia dabar taip paprasčiau pasakė, su mažu vaiku labai aišku, kad mažam vaikui reikia daug ritmo, daug struktūros, daug aiškumo ir taisyklių. Tai tam, kad tą duoti, tu pats jas turi turėti. Tai aš greičiausiai neturėjau. Paskui susipranti, kad jų reikia pačiam. Taip, paskui supranti, kad auklėjimas tai nėra vien tik tai švelnus žodis. Ką duoda ta struktūra vaikui? Saugumą. Jeigu jis jaučia rėmus, jam yra saugiau, kad kažkas už jį nusprendžia ir žino, kaip daryti. Ne? Ir tai yra taip svarbu ir ypač tai svarbu pradinuko amžiuje, bet dar svarbiau yra iki mokyklos. Ritmas, struktūra, aiškumas, aiškios taisyklės. Tai nereiškia, kad tu gali žeminti vaiką ar dar kažkaip tu atsiklausi ir žinai jo jausmus, visą kitą, bet vis dėlto tu esi suaugęs.
tu esi suaugęs ir tu sprendi, kaip atrodys jo diena, kaip atrodys jo savaitgalis, ką jis eis daryti po darželio ir taip toliau. Nu, žodžiu. Tai šitas dalykas vaikui suformuoja saugumą ir tada jisai gali kurti, žaisti, juoktis, nes jisai žino, kad yra suaugęs, kuris už jį nusprendė. Tavo patirtis ugdant žmogų yra nemaža, aš taip suprantu, kiek metų tu dirbi su vaikais. 18 metų mokykloje pradirbau ir dabar 4 metai dabar darželyje ir dar prieš tai dirbau gal 3 metus darželyje. Na, žodžiu, kažkaip mano gyvenimas pakrypo, kai vaikai atsirado, mano gyvenimas pakrypo visiškai kitą linkmę. Papasakok, nes daugelis pedagogų iš vis sako, niekada gyvenime nedirbsiu mokytoja, pavyzdžiui, pas tave irgi buvo šitas etapas, kai tu taip sakei savo, kad nebūsiu mokytoja, pavyzdžiui. Ir kas tave nuvedė į mokytojystę? Labai įdomu. Gal tokio etapo, kad nebūsiu mokytoja, ar būsiu, aš iš vis nesprendžiau. Nu, tiesiog, kai buvau mokinė, galvojau, kad ne, čia tokia profesija, tai tikrai ne man ir man neįdomi. Bet man žmogus buvo įdomus iš prigimties. Ir aš pasirinkau inžinieriaus profesiją. Tenai pabaigiau, tada dirbau organizacijoje kaip vadybininkė ir gimė mano vaikai. Ir vat per vaikus aš priartėjau prie Valdorfo pedagogikos, o paskui jau tapau auklėtoja. Auklėtoja, paskui mokytoja. Žodžiu, toksai netikėtas kelias, kuris pats gyvenimas atvedė į tą kelią. Nu, bet tarkim, aš irgi per vaikus prie jos priartėjau, bet aš netapau mokytoja. Tai vis tiek kažkoks žingsnis buvo, kad dar arčiau prieiti prie tos pedagogikos. Kas sužaidė tą žaidimą, kas pastumėjo, kad mokyti. Ir kas tau tą mokytojystė, kaip jinai tau vėrėsi, koks buvo to kelias, atsivėrimo mokytojystės pačios. Nu, vienas tai noriu truputį paprieštarauti, nes tu irgi dirbi su žmonėm. Tai, ta prasme, tai irgi yra darbas. O kitas, jeigu apie save galvočiau, kodėl aš tapau tą mokytoją, tai lyg tai buvo toksai šuoliukas išbandyti save ir mokytis to, ko aš negavau augdama. Pavyzdžiui, Valdorfo pedagogikoje, tai kai aš tapau mokytoja, tai labai tiesiog aš pati gėriau visas tas žinias, kaip jos yra pateikiamos, kaip pamoka vyksta, kaip tu gali eksperimentuoti. Man tiesiog akis žibėjo ir aš tiesiog praėjau kursą iš naujo, mokyklos kursą. Ir daug kartų? Ir daug kartų. Ir tas buvo labai, labai faina. Tai tiesiog vienas. Kitas yra dalykas, ką gal pačioj pradžioj minėjau, tai yra tai, kad būti mokytoja nėra taip paprasta, tai yra kaip išbandymas. Tu stovi prieš daug mokinių ir tu žinai, arba susifeilinsi, čia taip grubiai kalbant, arba ne. Ir arba tave nušvilps klasiai, arba ne. O buvo, kad nušvilpė? Tai buvo. Koks jausmas tada aplanko mokytoją? Oi, koks jausmas, tai ne faina. Buvau ir išbėgus iš klasės ir apsiverkus kelis kartus ir ten. Dėl to, kad tada aš tampu, lyg tai kas sunkiausia buvo susitaikyti, kad ne mano valiai. Aš negaliu dabar nieko padaryti. Ir tų momentų, kad ne tavo valiai, paskui jų turbūt buvo nemažai, ne? Nebuvo labai daug, bet keletą buvo. Keletą buvo, kurie, kaip sakyti, parodė ir mano kažkokias mano savybės. Tiesiog man atrodo, būti mokytoja tai reiškia augti kartu ir auginti savo kažkokias šešėlinės pusės arba savo netokias priimtinas charakterio savybės keisti į kitokias. Žodžiu, tu peržiūrinėjai savo vertybės, kai tu atsiduri akistatoje prieš didelę grupę žmonių, kurie ir tikisi iš tavęs kažką sužinoti galbūt, arba patikrinti tavo autoritetą, arba tavo ribas, ar ne, ir čia tada atsiranda ta saviugda, kurią tu sakai, kad aš tada suprantu, ką man savyje peržiūrėti reikėtų ir kaip sąveikautis tai žmonėm, ne? Taip, dėl to, kad tas kelias nėra toks paprastas. Ir tada tiesiog matai, kaip pirmi metai buvo, antri, treti, ketvirti, penkti, kol tu galų gale, tampi mokytoju, kuris nebijo atsistoti, nebijo pašaipos, gali ją praleisti pro ausis, nes tai yra paaugliai, gali ją sustabdyti, gali kitaip elgtis, bet tu esi jau laisvėje.
O pačioj pradžioj, kol to nežinai, tai kiekviena pašaipa arba kažkokia replika gali labai įžeisti. Ir tada mokytojas gali nuspręsti, kad gal šitas pašaukimas ne mano, ne? Taip. Ir Taip, turbūt daug jaunų vienareikšmiškai. mokytojų. Čia labai įdomu dėl to, kad toj mūsų mokykloje, kur dirbau, tai yra mokytojų kambarys ir ten mokytojai susirinka po pamokų ir tiesiog išsilieja. Nu ir pakalba ir matai, kad kažkas verkia, kažkas paguodžia, kažkas pasipasakojo, kaip buvo. Tai yra nuostabi dovana tokia, turėti tokią erdvę ir turėti tokį kolektyvą. Tai va taip buvo. Kas vargina mokytojystės kelyje? Kas per tu, sakai, daug metų ėjai tą patį kursą, sėmė jį geriai ir paskui atsiranda, matyt, kažkoks tai su tuo susijęs perteklius galbūt. Gali pasidalinti, kas tai galėtų? Žodžiu, čia gal toksai atsakymas, kuris susijęs labiau su manim. Aš tiesiog, kadangi aš nesu specialistė kažkurių dalykų, tarkim, aš nesu matematikos specialistė, ką aš dėsčiau, chemijos, fizikos ir aš turiu daug mokytis, kad tą galėčiau išdėstyti vienas. Kitas dalykas ir tam, kad mokytis, o Valdorfo pedagogikoje tu pamoką vedi, kiekvienai pamokai ruošiesi ir nėra vadovėlių, nėra knygų. Tu esi autentiškas, kaip tu atsistosi ir kaip tu pravesi ir pateiksi tą medžiagą. Žinoma, yra gairės ir metodika, bet tam ruoštis reikia labai daug. Ir tada tu visą save atiduodi mokyklai, mokiniam, pamokom ir labai mažai lieka šeimai. O jeigu tu metai iš metų tą patį darai, ar nelieka tos tavo autentiškos metodinės medžiagos? Nebenori daryti taip pat vienas, kad neatsibostų pačiam, nes jeigu tu labai, bet aišku būna, kad kartoji ir kad nuobodžiai kartoji, juk nesame kažkokie kūrėjai amžini, kur nekartotumėm kažkokių dalykų. Atsibosta ir tada tu nori iš naujo kitaip pateikti, dar kitaip pergalvoti. Tai čia yra vienas dalykas. Kitas dalykas yra techniniai dalykai, kurie kiekvienoje mokykloje yra, nesvarbu kokie nebebūtų. Kontroliniai, dienyno pildymai, susirinkimai. Žodžiu, daug visokių priedų, kurie mokytojo laiką taip ir ištirpina. Kaip ugdo tave pačią sąveiką su tėvais? Tėvai neatsiejama matytos pedagoginės darbo praktikos dalis ir egzistuoja tėvai, su kuriais reikia sąveikauti, jeigu tu esi klasės mokytojas. Kokia saviugda čia ateina? Tiesiog galvoju, ką čia dabar taip pasakyti. Vienas toksai momentas yra, kad jeigu aš turiu santykį, gerą santykį su mokiniu arba su vaiku, tai labai dažnai tas santykis yra geras ir su tėvais. Nesvarbu, kokį požiūrį jie turėtų į savo vaiką. Kitas momentas yra tai, kad jeigu aš neturiu susikalbėjimo su kokiu nors mokiniu, tai tada aš galiu pagalbos kreiptis į tėvus, kurie galėtų man padėti, pamatyti kitą pusę. Tam yra pokalbiai tokie individualūs labai ir tas yra labai smagu. Bet aš tiesiog prisimenu, dabar, kai tu paklausai, prisimenu pačią pirmą laidą, kur turėjau pereiti daug per save, kad nebijočiau kalbėti tėvų susirinkime. Ir buvo pirmi tėvų susirinkimai, o aš šalutėlė mokytoja, kur vaikai tikrai neklauso manęs ir kur aš bandau visokiais būdais išsigelbėti. Ir aš tiesiog beveik be sąmonės būdavau tose susirinkimuose. Tai gerai, kad jūs būdavo dviese turbūt, ne? Taip, tada aš buvau dar viena. Tada po metų atėjo kita mokytoja ir tai buvo, kažkaip tikrai. Tai aš, žinoma, vienas dalykas, kad aš tada labai daug mokiausi ir mokiausi Švedijoje, Vokietijoje pas tokią nuostabią mokytoją, pas kelis nuostabius mokytojus, pas Meretę, tai vadinosi intuityvios pedagogikos kursai ir ten, nežinau, gal 9 ar 10 metų prasimokiau, kurie padėjo grįžti į save. Tai reiškia, kad grįžti į save, tai nebijoti būti susirinkime arba nebijoti stovėti prieš klasę, nes tos baimės yra atėjusios iš labai toli. Galbūt iš vaikystės. Ir ties tuo mes daug dirbom.
ties tuo daug dirbom, kaip išbūti kūne ir kaip priimti viską, ko bijai, visus jausmus. Ir tas labai padėjo iš tikrųjų. Tai tas saviugda iš tikrųjų vyksta dviem kryptim. Tu lygiai ugdai žmogų jo vystymosi perioduose, bet ir tuo pačiu ugdai save labai stipriai, ar ne? Ir jeigu ta kažkuri kryptis, pavyzdžiui, neveikia, būna taip, kad žmogus arba neturi įkvėpimo vystyti kitą, arba neturi noro vystytis pats. Taip, gali tai būti. Gali būti mokytojai profesionalai, kurie, pavyzdžiui, nelabai domisi žmogaus vystymosi ir mokinių vidiniu pasauliu, bet jie yra labai geri savo srities specialistai. Ir tokie mokytojai tinka viršutiniai pakopai. Aš taip galvoju. Bet žinoma, kad jeigu visai tu nesidomėsi mokiniais, tai, neturėsi ryšio su jais. Ir kad ir koks tu būsi profesionalus savo srityje, ką žinai, ar... Galimai čia tada atsiranda ta spraga, kad tu turi praradimą ir tau tas ryšio nebuvimas kaip ir kažkokios prasmės neatneša. Ar tu galėtum apie patį prasmingumą pedagoginio darbo, kaip tu jį matai, ypač kai tau teko susidurti su įvairiom amžiaus pakopom. Ir, tarkim, kaip tu savo prisidėjimo prie tų pakopų gali pajausti ir pamatyti, kas yra svarbu tiem žmonėm, tarkim, pradedant nuo to, kad, dabar gal aktualiau apie darželį, tarkim, dabar pašnekėkim. Ir yra vaikas, jisai ateina tyras, kaip tu sakai, ir tu turi galimybę su juo prabūti visą dieną. Ir kas vyksta tam procese, ką tu svarbaus matai toj raidoj ir jo vystymėsi ir kaip tu gali prisidėti prie to, kaip tu matai. Žodžiu, man taip atrodo dabar pirmas, ką pagalvoju, tai kad nesutrukdyti tos kūrybos, kuri eina iš to žmogaus. Iš to, nežinau, tyro, gražaus, nuostabaus žmogaus, jauno, kad ir 2 ar 3 ar 4 metukų. Ir žinoma, aš stebėdama juos, aš kartu gaunu ir labai daug dovanų. Dėl to, kad jie labai kūrybingi, labai atviri, tiesus, nes jie neturi socialinių normų iki tam tikro amžiaus. Sakysim, iki kokių 4-5 metų. Nes iki to, kadangi ateina į darželį pas mus gali būti 2-3 metukų, tai dar tie vaikai labai daug turi tokio kūno impulsų, nesuvaldomų kūno impulsų. Pavyzdžiui, jeigu ten nepatinka kažkas, gali kasti, mušti, duoti, bet tai nėra kažkas baisaus. Jie tiesiog turi išmokti to socialumo. Tai čia suaugusio užduotis atkreipti tai dėmesį, bet jokiais būdais nebausti, neišgąsdinti. Tiesiog labai švelniai nukreipti kitokia linkme. Kad jeigu aš noriu, pavyzdžiui, to pačio akmenuko, kurio nori draugas, gali paklausti, gali palaukti, bet neduoti per galvą jam, dėl to, kad jis nori. Ir to mokyti. Tai čia yra toks begalinis mokymas, nuolatinis. Arba pavyzdžiui, mokyti užsisekti sagą. Arba ten, nežinau, apsirengti kombinzoną. Tai yra taip, atrodo labai paprasta, bet ir nepaprasta. Kad neprarasti kantrybės, kad suprasti, kad jie mokosi, kad jie žaidžia, kad jie... Nes visaip, kai būna, kyla isterija kokia nors, pradeda spardytis ar ten dar kažkaip. Ir matyti, tą besimokantį mažą vaiką su džiaugsmu, žiūrėti jį su meile. O kitas dalykas, kad jie irgi yra puikūs skanuotojai, koks ateini tu į darbą. Pasako. Jie pasako, pribėga, apsikabina ir taip gražiai tiesmukai visą tą pasako, kad tiesiog negali jų nemylėti. Tikrai negali. Ką atrandi tam darbe su tais pačiais mažiausiais? Ką atrandi savo? Kokia tai saviugda? Man dabar šituo etapu konkrečiai, kai aš ką tik atėjau grįžau į darželį, tai man taip atrodė, kad vau, kad čia beveik nėra ką man čia daryti.
jie tik duoda ir dovanoja meilę, nieko daugiau. Nu, jie eina, apsikabina ir sako, kaip myliu, kokios tavo blakstienos, kokios dar. Ir aš tą patį darau. Bet dabar aš suprantu, kad vat, ir darželėje gali kilti tam tikrų dalykų, kaip pasielgti vienoje ar kitoje situacijoje. Na, sakysim, kažkoks berniukas ar mergaitė nuolat kandžioja, tarkim. Ir kaip tą suvaldyti, kaip užbėgti už akių, kaip ar kyla man pasipriešinimas, ar man nekyla noras irgi jį pamokyti. Na, vat kai smarkiai įkanda, tarkim. O nekyla taip, kad iš savo vaikystės kažkokie impulsai, žinai, kad vat, kaip aš elgdavausi anksčiau. Taip, tai va čia gal vat, visi tie impulsai ir yra, kad vat, jeigu aš jau tik tai irgi taip, vat, nu kaip tu šitaip gali, tai jau iš karto supranti, kad čia yra mano impulsas, kuris yra nesuvaldytas, neišmoktas. Tai reiškia, tu mokydama žmogų būti socialiu pati turi turėti kažkokius dalykus, kurie jam būtų pertikėmi, nes jeigu tu reaguosi, krisi į tuos impulsus ir pats būsi jų impulsuose, tai suvaldyti jų bus kaip ir, kaip tu sakai, tų saugumo ribų neatsiras tada, tokia atvejs nebus saugus. Ne, bet aišku, reikia ir mokėti ir labai griežto žodžio, nes, pavyzdžiui, ten tie mažiukai, iš tokių istorijų, sėdim prie stalo, nu ir, pavyzdžiui, kažkoks mažiukas pasiema ten šaukštą ir pradeda sakyti be ir žiūri į mane. Nu, kaip aš reaguosiu, aš nieko kol kas nesakau ir staiga visi 6-7 mažiukai be. Ir jie tai tiesiog pamėgdžiojimo būdu, nes maži vaikai visą laiką mėgdžiojo, nu, iš karto tą daro. Tai įvairiai tą gali pasakyti stop, gali pabarti, gali dar kažkaip, bet, nu, vat, ir gali būti ir toksai, kad sakau be ir aš leidžiu tą šaukštą kartu ir kartu jie kopijuoja mane ir nuleidžia tą šaukštą. Įvairių būdų yra, gali būti labai griežtas, ne, bet nebūtinai gali tai atsitikti, kad visi sakys, ne. Įdomu, tai irgi yra labai įdomu ir labai man šitoje vietoje labai įdomu stebėti mažo vaiko sąmonės virsmą, nes jie yra atviri iki kokių, nežinau, 4-5 metų, jie neturi visuomenės primestų socialinių normų. Bet kartais jos tėvai primeta jas. Ne, tai natūralu, dėl to, kad mes socializuojam žmogų. Nes jeigu jisai, vat, kaip sakiau, muš visą laiką dėl to, kad nori kažko, arba ten spieks dėl to, kad nenori, tai mes jį mokom to. Bet aš čia tą turiu omeny, kai vat, jau 4-5 metų, gal 5-6 vaikai nuolat jau sako tokį dalyką, šitaip elgtis negalima. Pirštą į nosį kišti negalima. Patys sako. Ir vieni kitus kontroliuoja. Ir tai jau rodo, kad jie yra kitoj sąmonėje. Nu, jie jau išmoko daug dalykų, kurie priimtini mum. Ir tada apie tai galvojant labai įdomu. O ką aš būdama visą tą dieną, kaip aš juos ką mokau, kokios nuostatas aš perduodu. Tai vat taip gali pamatyti ir save. Žinai, ko noriu tavęs paklausti? Nu, tarkim, mamos pačiam tam ankstyvajam periode praleidžia su vaiku, nu, kokius, turbūt dabar jau maksimum 3 metus. Ir tas periodas, jie sako, žinai, mano žodynė yra tik tai bu ir be, ir daugiau ten žodžių, labai raciono mažai, jos pavargsta. Kaip tu galvoji, nuo ko pavargsta? Ir nuo ko pavargsta tada darželio auklėtoja, kuri būna su vaikais ir dar didelė krūva jų. Ir kas ten yra kitaip, ir kas keičiasi tada, kai tu būni su vienu vaiku, ir kai tu būni, tu gali gal ir iš savo patirties pasakyti, kai tu būni, nu, tarkim, su vienu savo vaiku, ir čia staiga 20 vaikų, ir jūs ten dviesi, tarkim, ne? Kaip keičiasi požiūris į patį tą buvimą su vaiku? Nuo ko pavargsta mamos, tai gal jos tiesiog pavargsta nuo buities, arba nuo to, kad jos mažai turi socialumo, nes būna tik su vaiku, o retsykiais reikia pabūti ir su suaugusiais žmonėmis. Na, gali tai būti. Dar pastebėjau, kad dabar labai daug mamų, nu, vat kažkaip, gal mano kartoje buvo toks instinktyvi meilė vaikam. Vienas iš tokių dalykų. Ką tu vadini? Ką aš tai vadinu, kad, na, vat atrodė, kad mažas žmogus ir tu jį tiesiog jau myli, kad jis mažas, kad jis toks pažeidžiamas, toks tyras. Tai dabar yra tokių mamų, sakysim,
kurios galbūt viską atlieka, bet kažkokios šilumos nėra tame. Na, Pareiga? pareiga galbūt tai yra, na, toks aiškus žinojimas, kaip auklėti vaiką. Na, vienas. Kitas dalykas, didžiausias gal pavargimas, va čia bekalbėdama gal pagalvojau, yra tai, kad mes visi norim būti tobuli. Nu, ir mamos pavargsta nuo to. Tobulinimo vaikų? Tobula būti mama. Nu, Mama. tobula būti mama. Gal tas vaikas netai padarė, gal jinai pabarė jį, gal dar kažkaip, gal. Ir tas padaro sunkumą tokį. Nu, o iš tikrųjų tai būti su mažu žmogumi, tai reiškia, kad su tokiu mažiuku vaiku iki 3 metų, tai tiesiog tau reikia būti savimi ir jis viską kartos, ką tu darai. Ar tu valgy darai, ar ten kambarius tvarkai, jis norės tą pačią daryti, tik tai jisai gal vietoj siurblio ten paims kokį pagaliuką. Nu, tai žodžiu čia. Aš galvoju, kad dėl to, kad mes tiek esam prisiskaitę, turim tiek daug visokių žinių, kaip reikia auklėti, kaip būti tobulais, kaip nepažeisti to žmogaus. Jauno, mažo žmogelio, kuris gal paskui turės traumų. Vis tiek turės. Ir vis tiek mes pažeisim. Vis tiek turės ką papasakos psichologui. Aš girdėjau, tikrai. Tiesiog atpalaiduoti tą tokį. Ir tada, jeigu tu visą laiką galvoji, kaip būti tobulu, tai tada tas ir yra. Lygiai taip pat gal ir būnant mokytoja arba auklėtoja. Aš to ir norėjau klausti, ar būnant auklėtoja tu bandai būti tobula, ar čia šiek tiek atsipalaiduoja tas spazmas ir tada vaikų 20 visiems neįtiksi. Ir ta prasme, tu tiesiog būni. Ar taip yra ar ne? Nes ar kuo tu daugiau būni, visi procesai lengvesni ir pasileidžia, ar kuo tu daugiau mėgini suvaldyti padėtį, tada tu kontroliuoji kažkokį ten veiksmą. Jo, čia irgi yra, kad noras būti tobulam auklėtojui arba mokytojui. Nuo ko pavargsti dažniausiai tam darbe? Tada blogai tada yra. Dėl to, kad tada tu nepripažįsti savo klaidos ir taip. Kas vargina tam darbe, kuriam esi? Iš tikrųjų, manęs dabar kažkaip gal labai, kad būčiau pasakyti, kad vargina nėra. Na, ne, yra vienas dalykas. Nes vaikai yra dažniausiai nuolatiniam šurmuly. Kas tą šurmulį sukuria? Šurmulys, triukšmas, patys vaikai. Tai jie tiesiog, vienas dalykas, kad jų balseliai irgi yra dažnai tokie. Aukštam decibelė? Taip, aukštam decibelė. Ir tada aš tiesiog, man atrodo, kai aš būnu darbė, aš nepavargstu, bet kai grįžtu namo ir aš išeinu į mišką, galvoju, o Dieve. Ir aš tada suprantu dėl triukšmo. Nes tos darbo valandos yra kai kada ilgos, pavyzdžiui, 9, ir tu esi nuolatiniam kontakte. Tai vat šitas yra, kai tas triukšmas yra lauke, jis kažkaip išsklinda ir aš nejaučiu jo. Vaikų triukšmo. Bet kai yra kambarį daug vaikų, tai yra tas toksai foninis dalykas. Kai pradėjai dirbti darželėje, tu pradėjai dalintis jų istorijom. Aš jas mielai skaičiau ir tokios, vieni žmonės dalinasi išminčių išmintim, o tu darželio išmintim dalindavais. Ir ten buvo tokių gilių, humoristinių ir šiaip tokių pamastymą sukeliančių istorijų. Ir aš galvoju, wow, tu tiesiog atradai kažkokį tai savo tyrinėjimo dalyką. Jeigu tau nepatogu, vos dar pasidaryk, kad būtų patogiau tau. Nes tai galiu irgi taip. Bet kai tu eini į darbą kasdieną, ar yra taip, kad tu eini su to impulsu, kad dar kažką atrasiu, išgirsiu, ką man atnešta nauja diena, ar taip jautiesi jau gerokai pratyrinėjusi per šitą laiką tą sritį, kurioje esi ir dirbi? Gal kiekvienoje srityje gali vis eiti gilį daugiau. Kiekvienoje srityje, man atrodo. Dėl tų istorijų, tai tiesiog įdomu, kad tos istorijos gali įvykti kiekvienam žmogui arba tiesiog tada, kai jis nurimsta viduje, jis tada mato kažkokiam kitom akim. Labai įdomu, nes aš pastebėjau, kad pirmais metais jų labai daug buvo ir tiesiog dėl to, kad tai yra nauja ir aš matau tos vaikus, jie visai kitokie, nes aš nusileidau iš paauglių klasių. Bet nusileidau, kai dirbau su paaugliais, o paskui staiga tokie mažiukai. Tai tada tiesiog man buvo, o Dieve,
o Dievo kūdikėliai, nu atradimas. O paskui tos istorijos mažėjo, nes kaip ir gyvenime mes kai kada priprantam prie viso to, kaip ir, nežinau, kasdienybė, kai kada tai tampa kasdienybė ir ne visada pamatai. Ir dabar, kai man tas iškyla vėl ir pamatau, aš galvoju, o Dieve, aš vėl pamačiau. O tai aš tiesiog gal tai taip egoistiškai atrodo, bet tai atrodo, kad aš vėl susijungiau su savimi ir pamačiau tom tyrom akim vaiko vaikystę. Nes, kaip ir visur, greičiausia, kad po kažkiek laiko pripranta matyti, ką nori matyti. Kaip šitos patirtis pasitarnauja tose dalykuose, kai tu darėjai tokius užsiėmimus moterim ir ar juos atrandi, ką integruoti iš tų patirčių su vaikais, būtent iš darbo su vaikais? Ar ten jau kažkokia atskira sava sritis? Galvoju dabar, tuo laiku aš su mažais vaikais nedirbu, kai buvo užsiėmimai moterims, bet ta integracija tai yra likusi. Ir tai yra žaismingumas, kažką įnešti, pavyzdžiui, jeigu darydavom užsiėmimus, kad truputį prajudinti, kad nežiūrėti primtai į viską, kad kūnas pajudėtų, kad vienas, nes tai tada atpalaiduoja mintis, atpalaiduoja. Bet yra kitas dalykas, kad iš tų moterų istorijų, kurios mes turėjom, aš kai kada atpažįstu vaikuose, kuo galėtų pasibaigti. Tiesiog atvirkštinį dalyką pamatau. Į ką tai auga? Į ką tai galėtų išaugti. Gerai arba blogai. Ir tada yra noras kištis į tai ar ne? Ir taip ir ne. O kaip paprastai darai? Kai kada mes švelniai pasakom tėvam, nes yra irgi pokalbiai, ir kai kada kažkaip pasakom, kad gal taip, sakysim, tiek kontrolės nereikia, arba ten per anksti mažam vaikui padaryti jį muzikantų, šokėjų, gimnastų ar dar ten kažkuo. Ir tada jau tėvai pasirenka. Ir jie renkasi, ir jie išgirdo ar ne. Ir kartu nesinori per daug kištis, nes aš irgi, nežinau, gal čia tik tai mano toksai kampas, kurį aš per savo patirtį išvydau. Gal jis visai neteisingas. Pasakyti aš galiu, bet, kartais kaip ir tau. Nežinai, kur surasti, nes yra tokia iš tikrųjų viena iš tiesų, kad vaikas tokiam amžiui yra itin imlus. Ir ką jį dėsi, ten visą tai gali pasisėti kaip gera sėkla. Bet dažniausiai mes tus įdėjimus palaikom, kaip tu sakai. Intensyviai pratęsiam, nes jau vaiko impulsas dingo, tu jį kaip ir metei tą sėklą ir jinai gal ir gera, kūrybiška, bet paskui ją reikia palaikyti, kad iš jos kažkas išaugtų, ar ne, kažkoks tai būtų kažkokiu žmogumi jisai. Ir čia jau tada pastangos tiek to vaiko, tiek tėvų. Ir gal tas apie tą impulsą tu kalbi, nežinau. Bet, tu minėjai, kad kalbant apie darželio periodą, svarbu nesudrumsti to vystymosi, tavo nuomonė. Kas vėlesniam periodui vyksta? Kas tada svarbu, tau atrodo, vystantis žmogui? Gerai, darželėje svarbu tas vaiko priėmimas ir kad jisai vystytųsi taip per saugumą sudarant aišku ritmą, aišką dienotvarkę, tai jisai bręsta ir ateina impulsas po to mokytis kažko ir natūraliai tai subręsta mokyklai tokiu būdu. Jeigu darželį anksčiau mes tą darome, tai dažnai galim ir atbaidyti nuo to impulso mokytis. Darželį jisai mokosi kitokių dalykų, kūrybingai žaisti, išžaisti savo situaciją šeimoje ar su draugais, ar dar kažkaip, ten tiesiog jeigu ten pasižiūrėsi, kaip jie kūrė žaidimus, tai tiesiog gali iš karto pamatyti, kuo tėvai užsiema arba ką jie daro. Dėl to, kad jie tiesiog atspindi visą tai žaidimuose. Mokykloje, kai ateina į mokyklą, tai jeigu vaikas iš tikrųjų viską gavęs ir sveikas, imlus, jo periodė yra gerti tas žinias ir išbandyti viską, mokytis, paimti tai. Ir ten
pirmose klasėse tai jis geria visą tai per mokytoją, kuri ir tampa autoritetu. Galbūt ten paauglystėje jisai jau atranda ir dar iš kitos pusės, tai čia labai dar didelį įtaką turi šeima. Vat paauglystėje yra tas atsiskyrimo momentas, kai jis pradeda atrasti savo jausmus. Ne tėvų, ne mamos, ne kažko, ar čia įvyksta didieji konfliktai šeimose. Nes jis nori išbandyti. Jis nori išbandyti, kaip būtų kitaip. Kaip būtų kitaip, nors gal tai nepritarė tėvai, ar ten aplinka nepritarė. Ir tuo laiku tampa draugai esminė. O mokytojas, kokį vaidmenį tada mokytojas atlieka? Mokytojas gali padėti pamatyti iš šalies, jeigu jis turi kontaktą su vaiku. Jeigu jis turi kontaktą, galbūt jisai gali šiek tiek parodyti kitaip. Ir kai kada būna, kad tame tarpe yra tokių mokytojų, kurie labai atvirai bendrauja su vaikais. Ir jie prisipasakoja ir apie šeimą, ir apie konfliktus, ir apie tai, ko negali išspręsti arba sunkiau sekasi tėvam. Tai čia mokytojo tokia užduotis parodyti kitokį būdą arba palaikyti tą paauglį einant per tos sunkumus. Nežinau, kai aš tada buvau, tai paauglių mokytoja tai vienas iš tokių dalykų, ką aš su kolega labai daug darėm, tai žygiai, pavyzdžiui, buvo, kur jie tada yra įgalinti atsakyti patys už save, truputį pasididžiuoti savimi, kad jie gali, kad jie moka, kad jie pereina, kad jie įveikia sunkumus, fizinius sunkumus, bet tam tikrą prasme ir vidinius sunkumus, baimę. Pavyzdžiui, nusileisti nuo olos arba ten, nežinau, per lietų praeiti 12 km arba žiemą nakvoti jurtoje ir taip toliau. Žodžiu, tai man atrodo, kad tada, kai jie patiria tam tikrus išbandymus paauglystėj, fizinius, sunkius, jie labiau pasitikė savimi. O čia tas labai svarbu. Kai auginai savo vaikus ir atėjai, tarkim, į mokyklą, ar ten gal sutapo kaip tik tuo metu, kuo tave nustebino kiti vaikai? Ne tavo, žinai, kaip sakytų, tėvam galbūt ne viskas atsiskleidžia, o čia ateini į pedagogiką ir čia bats paauglių krūva. Ir ar tave iš vis kažko nustebino, ar tu pamatai kažką kito, kažką naujo, kažkokį kitą rakursą žiūrėdama į tuos vaikus? Aišku, kad nustebino. Vienas dalykas, kurį aš pastebėjau, kad su savais dažnai būna sunkiau, dėl to, kad jie yra kaip ir arčiau ir negali taip pat elgtis. Kai kada, užkliūni už paprasto dalyko, pavyzdžiui, pačioj paauglystėj. Vienas, o kitas dalykas, kad tai yra tokia įvairovė žmonių, šeima negali duoti 20 įvairovės, 20 tokių aspektų, kokie yra klasėje, sakysim. Ir netgi yra tokių, kurių net negalėjai įsivaizduoti, kad toks matymas tų paauglių, arba taip jie mąsto, arba ką jie renkasi, kokią muziką klauso. Žodžiu, labai įdomu. Nes tai kaip ir, kaip čia, bet ką, ar gali tik iš vienos knygos išmokti. Kuo skaitai daugiau knygų, tuo daugiau tau atsiskleidžia pasaulis. Tuo lengviau galbūt žiūrėti į tą savo vaikų situaciją. Taip, bet įdomu tai, kad taip, būtent, tada į savo vaikus gali ir kitaip žiūrėti, jo, vienareikšmiškai. Taip. O kai metai iš metų dirbdavai mokykloje, ar būdavo taip, kad matai tos atsikartojančius reiškinius, kad klasė egzistuoja, tokia Onytė visą laiką būna, toks Petras. Yra, jo, nes mes priimam gal vaidmenius, kaip mes. Ar tas vaidmuo, ta prasme, jis būna, kad atsikartoja klasė ir toks pat? Vaidmuo. Vienas dalykas, kad atsikartoja, pirmiausia, norėjau pasakyti, kad atsikartoja paauglių manieros arba tam tikram amžiuje tam tikras ilgesys. Tai nebereikalo tą pedagogiką taip sudėliota. Pavyzdžiui, prieš tai ten ateini pas kokius penktokus ir sakai, piešim tą ir tą, ir visi, kaip įdomu, ir staiga ateini pas šeštokus ir sakai, dabar imsim ten kreidelę ir piešim dabar ten juodą burbulą su kreidelė, ir visi rėkia. Nesąmonė, fū, kaip neįdomu. Ir kai tai tą sako jau kokią 5. kartą šeštokai,
ko nebesako, pavyzdžiui, 7 ir 8, tada supranti, a, 6 klasė, labas rytas, aš esu čia. Na, nu tiesiog atsikartoja elgesys. Gali būti ten žodžiai kažkokie truputį kitokie, bet o ką tu va, ten klausiai apie vaidmenis klasiai, kad va, yra kažkokie, ten, sakysim, juokdarys, arba ten kažkoks gelbėtojas, arba ten lyderis, na tai natūralu, jo. Taip yra, taip, ne? Ir taip tos yra. socialinės tokios formos egzistuoja vienoje Egzistuoja klasėje. tikrai. Nes jinai Ne yra visada, didelė. nu, pavyzdžiui, gal kažkaip, sakysim, ten kokį nors, na, vat, vadu gali būti ne vienas, o 2, nu, ar 3, ar komanda, lyderiai, sakysim, arba ten, na, kokie nors, vat, kaip, nu, taip vadinami juokdariai, nu, arba tie, kurie linksmintų, irgi gali būti ne vienas, gali būti komanda, arba ten, na, žodžiu. Taip, egzistuoja tikrai. Ar tau teko dirbti su ta jau vyriausia pakopa? Ne, man neteko. Ir tam tikra prasme, truputį ir gaila, bet kartu aš negaliu ten dirbti, nes aš neturiu išsilavinimo. Bet aš matau, kaip tie mokiniai, kuriem aš dėsčiau, mokiau, auklėtoja buvau, kaip jie užaugo ir kaip jie keitėsi. Ir didysis virsmas vyksta, aš taip galvoju, kad didysis virsmas vyksta viršutiniai pakopai. Reiškia 10, 11, 12. Vienas dalykas, jie labai pasikeičia kūnu, bet ir jie atranda kažkokius savo kryptis, nes jie subręsta pasirinkimui, minties pasirinkimui. Iki to jie kaip ir jausmiškai išbando save, eina per išbandymus, sakysim, paauglys, o paskui jo. Ir tai yra svarbi pakopa labai. Nu, po to dar aišku, gyvenimas dar eina toliau, nes mokykla nesibaigia. Ar atpažįsti tos žmonės, kuriuos auginai, išleidai ir tiek metų pradirbus, jie jau suaugę žmonės? Kaip jie keičiasi? Ar keičiasi ar ne? Ar vis tik kas ten buvo formuota tose pakopose, išlieka kaip branduolys žmoguje? Labai įdomu. Na, šitas klausimas, vat, Ramunė, man kažkaip įdomus iš esmės visą laiką buvo. Ar lieka kažkas? Ir aš galvoju, kad ta sėkla lieka. Tu gali atpažinti tą žmogų, kurį tu matei nuo pat vaikystės, ne? Taip. Kažką tokio šiek tiek paformuoto socialinių dalykų, patirčių. Taip, ir patirčių, ir visa kita. Bet kažkokia esminė sėkla, kuri yra mums iš Dievo greičiausia duota, jinai lieka. O kas tai sėkloje? Kas tau joje atsispindi? Kažkoks individualumas arba kažkoks, na, negaliu pasakyti, kažkokia jėga. Unikalumas kažkoks.